Lietuvos balso namai Vilniuje Ozas. Paklausysim, ką pasakys mokytojai. Pirmasis, kaip visada, kalbės šou verslo žmogus su akiniais, žmogus Arūnas. Ačiū žmogau Rolandai, žmogau be akinių, bet su mikrofonu. Pirmas galbūt klausimas retorinis, galima jį neatsakyti. Aš noriu paklausti Vlado ir Indrės. Nuostabi daina užsidėjo tokį kaip akmenį, nes visi žino, Mariah Carey dainuoja solo, duetu šią dainą pamėginti, tai yra iššūkis patiems savo. Yra nuostabus šios dainos lietuviškas tekstas. Jūs taip nekenčiat mūsų kalbos, kad nedainuojat mylėk, o dainuojat kažką bla 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 angliškai ir ne viskas jums išeina? Mes dainuojam negaliu, bet tavęs gyventi. Niekas netrukdo dainuoti lietuviškai, čia yra Lietuvos balsas. Čia tik klausimas. Sudainuodami lietuviškai, paliksit šitam projektą, mes sudainuosim kitą kartą lietuviškai. Sutarėm? Ačiū. Palikinės, kad žinai, o dabar scenoje esant, svarbu yra pasitikėjimas savimi. Bet dar svarbiau taip pat yra ir savikritika. Iš jūsų trejeto, vienas dvigubas dalyvis, pakelkit ranką, kuris atrodo šį vakarą suvokia, kad pasirodė taip, kad bus priverstas palikti Lietuvos balsą. Ar galit tai padaryti? Galima aš pakelsiu, tai jiems bus lengviau. Reikštų prisipažinti, kad tu pralaimėjai, taip? Ar tu jauti tai, klausimas? Nėra tokių. Aš pasakyčiau kitaip, Arūnai. Aš pasakyčiau, kad kiekvieną kartą gali padaryti geriau. Taip. Šiuo metu galiu pasakyti, kad galbūt aš kažkiek tai nedasikėliau iki to. Ne, aš ne apie jūs. Bet aš tai darysiu kitą. Iš jūsų visų trijų. O geriausia, bent jau mūsų su Inga nuomonė buvo Greta, o kiti turi šansus keliauti. Bet čia bus, aišku, Katažinos sprendimas. Šaunuoliai, ačiū. Dėkojame Valinskams. Donatas Montvydas. Aš klausiau labai įdėmiai visus pasirodymus, bet man visi pasirodymai buvo ir tokių techninių kliūčių, vokalinių kliūčių, ir dinamikos, ir muzikinė prasme, kas kliūdė šiek tiek klausytis ir kad aš galėčiau pasakyti, kad tai buvo taip visumoje pilnas pasirodymas, puikus. Aš tikriausiai tiesiog įvardinsiu žmonės, kurios galbūt aš labiau įsivaizduoju jų potencialą didesnį, su kuriais galima būtų kažką padaryti. Ir aš manau, kad finalinėse kovose ypatingai yra svarbu patirtis. Aš žinau kodėl, bet aš tikriausiai pasirinkčiau Vladą su Indre. Nors jūsų šio vakaro pasirodymas man nebuvo tas, kuris jaudintų mane, nors daina yra tokia, jai privaloma jaudinti žiūrovą. Bet kažkodėl tai jūsų trijuliai aš visgi tikriausiai eičiau toliau į finalinės kovas su Vladu ir Indre. Dėkojame Donatui. Dabar kalbės Rūstusis Merūnas. Jis dabar pradėjo auginti barzdą ir ūsus. Jūs gal Eurovizijai ruošitės? Tu vis tiek išreikalavai mano šypsenos, ne? Jeigu aš ruošiuosi Euroviziją, aš jau ir suknelę būčiau užsidėjęs. Niekada nevėlu. Niekada nevėlu. Prisiprašysi, Rolandai. Bet kol kas jūs dar mokotės vaikščioti ant aukštakulnių. Na, tai velnių prirėjęs, nu. Žinot, klausiau visų trijų kolektyvų ir dviejų soliščių ir galvoju, jūs visi turit labai save kažkokiu būdu nubausti, nes pas visi nesusidarojat su jauduliu, net ir seni vilkai nesusidarojo. Nes ar tai sukilęs kvepavimas buvo ir tai labai jautėsi. Ir persinervavot, vis dėlto visos dienos repeticijos ir taip toliau, visas labai puikiai atspindėjo šį vakarą jūsų pasirodymą. Bet aš visą laiką kartoju, kad Lordas Baden-Povelis toks vienas karininkas yra pasakęs, budėk, nes nežinai nei dienos, nei valandos. Kiekvienam muzikantui pravartu ir labai svarbu budėti, nes nežinai, kada reikia lipti ant scenos, o ypač mano srityje tai iš vis labai svarbu, nes nežinai, kada tu gali ir nukrist nuo tos scenos. Aš jums linkiu kitą kartą kažkokiu būdu savyje atras žymiai daugiau jėgos pradžiuginti šią nuostabią moterį, kuri šiandien nėrėsi iš kailio, kad jums išaiškintų ir nors šiek tiek jūs įkvėptų. Tai yra didelis, sudėtingas darbas, energetiškas ir taip toliau, ir taip toliau. Jūs nesivaizduojat, kaip mums yra sudėtinga ir kaip mes pergyvenam už kiekvieną iš jūsų. Net nežinau, kuris geriausias. Tiesiog šiandien matau, jūs esat visi trys lygus. Tokia mano nuomonė. Ačiū Merūnui.
Taip, Katažina, nuostabiai atrodo šį vakarą. Ačiū labai. Ir perfrazuojant Merūno žodžius, tikrai reikėtų budėk, nes niekada nežinai, kada gali ateiti Katažina ir paklausti, kas namelyje gyvena. Ne, Katažina gali ateiti ir paklausti, ar dirbai šiandieną? Va čia jūs jų klauskit. Man net nereikia klausti. Aš matau, kad jie tikrai padirbėjo. Ir tuom aš labai didžiuojuosi. Neslėpsiu, taip, ir aš girdėjau tų klaidelių, tą pakilusi kvėpavimą, bet aš žinot, dėl ko labiausiai džiaugiuosi. Jūs visi atlikot lyrinės dainas ir kiekvienas iš jūsų atidavė visą širdį. Tai man yra svarbiausia. Jūs kiekvienas stengiatės iš paskutiniųjų. Bet aišku, kažkas eis toliau, kažkas džiaugsis tuo paskutiniu, bet tikrai gražiu pasirodymu, nes jisai buvo vertas šio ringo. Paplokit dar kartelį, būkit geri. Nepaisant to, kad jūs dainavot lyrinės dainas ir visi, na taip, kaip susitarę, juodai apsirengę. Tai nėra gedlo diena, tai yra džiaugsmo diena ir vakaras. Ne, Katažina, jūs nesuprantate, čia yra Man in Black. Aš balta, mes su Vladu šį vakarą deram užtat. Taigi, pirmiausiai mes sužinosime, kas iš šios trijulės pirmasis keliauja į finalinės kovas. Ir tai yra pirmas Katažinos sprendimas. Aš labai džiaugiuosi, kad kiekvienas iš jūsų mane išgirdo ir kaip pasakė Merūnas, jūs išspaudėt iš savęs, aš manau, šiam vakarui viską, ką galėjote. Bet tas mano mokinys, kuris, aš jaučiau, kad jisai padėjo visą širdį ant lėkštutės ir norėjo išdalinti kiekvienam iš mūsų. Ir toliau keliauja Greta. Ir dabar mūsų laukia antrasis Katažinos sprendimas, po kurio paaiškės, kas palieka Lietuvos balsą. Viską, ką šį vakarą iš jūsų tikėjusi, įvykdyta. Ir Urtės prašiau, padainuok, skirk tą dainą kažkam, ką tu labai myli. Jis skyrė savo dainą vyrui. Aš tikrai tikiu, kad jisai išgirdo, nes jo pasaulis esi tu. Vladas ir Indrė, aš jums pasiūliau ir jūs išgirdot ir panorot pasikeisti ir nebebūt tais rokeriais, kuriais galbūt pripratot būt, pabūt švelniais, kitokiais. Šį vakarą jūs įrodyt viską, ką galėjot, mylėjot. Tačiau namo keliaus vienas iš jūsų arba du iš jūsų. Bet kaip ir sakiau, priimkit taip, galbūt kaip gyvenimo pamoką ir žaidimą, nes jūs galite didžiuotis šio vakaro pasirodymu. Toliau aš noriu duoti šansą ir dar labiau mylėti, dar labiau skleisti ir dar labiau surasti spalvų. Indrė ir Vladas. Indrė ir Vladas keliauja toliau. Na, Urte, tau belieka išgirsti paskutinius žodžius, kuriuos tau nori ištarti Katažina. Aš be galo žaviuosi žmonėmis, kurie moka girdėti, išgirsti ir padaryti išvadą. Ir aš mačiau, kaip Urtė stengiasi padainuoti ir skirti šitą dainą vyrui. Aš manau, jisai liko sužavėtas. Ir keliauk pas savo vyrą, pas savo šeimą. Tu esi nuostabi, tu esi pilna meilės, tik nesustok keli. Aš manau, kad čia yra tik gražus tavo gyvenimo periodas.
ir tu tikrai padarėjai didelę pažangą. Aš tave sveikinu ir labai myliu. Ačiū labai. Ačiū Urte, kad buvai su mumis Lietuvos balse. Paplokime Urtei. Aš džiaugiuosi, kad tu mane